Ateitis priklauso nuo tavęs. Šiuolaikiniu buržujų požiūriu kiekvienas žmogus yra ląstelė organizmo, kuris vadinasi ekonomika. Bet mes jį vadiname paprastai – Uranusas. Kitaip sakant, burnašiknė. Kiekviena Uranuso ląstelė tai yra žmogus, paimtas kaip ekonominis vienetas, turi savitą socialinę psichinę membraną, galinčią perleisti pinigus tiek į vidų, tiek į išorę. Šį procesą valdo ne viena Uranuso sistema – televizija ir masinės informavimo priemonės. Žmogaus asmenybė palaipsniui išstumiama ir žmogus tampa programa, kuri žiūri kitą programą. Yra 3 impulsų būdai, kuriais Uranusas siunčia informaciją per savo virtualų organizmą – oralinis, analinis ir sklindantis iš medijų priemonių. Wow! Žmogus žmogui vilkas. Taip skelbia vienas sparnuotas lotinizmas. Tačiau žmogus žmogui jau seniai ne vilkas. Žmogus žmogui net ne menedžeris, ne dileris, ne kileris ir ne distributorius, kaip mano šiuolaikiniai sociologai. Viskas baisiau ir paprasčiau. Žmogus žmogui wow. Taip, kad projekcija iš šiuolaikinės kultūros koordinatas minėtas lotyniškas posakis skamba taip. Wow, wow.